matot, iškart, blemba lingojas, bet iškart, matot, vat paleikt savo, kaip sak, debesėlį, va, kelsti virš, matot, burbuliuką, va, matot, kaip mums duoda efektą. Ir kas svarbiausia, labai žuvim patinka, jį patikrinta ir dauna česnaks dar nenuvyl niek, absoliučiai. Tai va, ir tas visus, reiškia reikals, kurį jūs dabar matot, ons vykst 2,5 valandos. Va, matot, koks į debesėlis. Jo, ir uns aišku, vis laik didėno, jeigu priplauk žuvų, nu išblaš, to debesėlį toik neblė, bet jeigu atplauk pirmo žuvis, vis aišku, nus pradėt maitintis, čia nemaišykit, čia nėra toks technoplanktons. Čia viskas įėdam, su nanu paskirti visišką kitokį, čia jį neplačia kakčiam, bet galite jūs bandyti. Anus ten žvejoti, aš nežinau. Vien žodžiu, ten daugiausia būdavo tai technoplanktoną tom žuvim skirti, bet jūs tikrai rasit galimybę panaudoti. Bet kada, nu, reiškia, labai mėgstu, jau patikrinau, tai karšė, tai klina. Nu, apie raudas nieko šnekėti, vien žodžiu, tai va. Ir matau, to vietoje jau koks susidarė. Va, tas debesėlis ir smolkos tas pašars. Ir, kaip sakiau, čia viskas 100% natūralus, jokios chemijos. Ir vienu žodžiu, žuvelį iškart gal maitintis. Ir jeigu ant stovo ant žemės, sakykime, to veito jau atsiranda paberus, reiškia, to produktaus minkštą ir ta žuvelį gal, vienu žodžiu, atplaukus jau kažko ir užjėsti. Bet aišku, reikėtų įsimest, nu, arba kelis, arba tiesiog dar įsimest pašar kažko, žinai, čia ir daugiau, aš sakau, naudojams veito to šeriklėlis. Nes labai patogiai, tiesiog nereiktų jokių jums susiminkyti, taip toliau, plus daug didesnį efektą.